Sveiki, mano vardas Miglė ir aš dirbu Rimanto Kaukėno paramos grupiai. Tikrai labai daug laiko praleidžiu ligoninėse ir šiandien kilo tokia mintis tiesiog su vaikais iškepti vaflių. Kodėl? Todėl, kad pati turiu 3 vaikus ir žinau, kokia būna šventė kiekvieną sekmadienį, kai mes kepam blynus arba vaflius. Ir atrodo kaip ir paprastas dalykas, bet jis tikrai šiandien į skyrių atnešė daug šypsenų, buvo ir juoko, ir vaikams, ir tėvams. Ir čia atėjus tu supranti, kad tie maži dalykai, jie tikrai padaro stebuklus. Ir tiem žmonėm, ir tiem vaikam prasiskaidrina diena, tikrai atsiranda tų teigiamų emocijų, jie pasimiršta, kad yra būtent tam kely. Ir nereikia daryti labai didelių darbų, nereikia turėti ypatingų talentų, reikia turėti tiesiog noro ateiti ir praskaidrinti jam dieną. Prisistatyk, kaip tavo vardas? Saulė. Ir kaip tu, Saulė, šiandien gyveni? Gerai. Gerai. Ir ką mes šiandien veikiam? Blynus kepėm. Ir papasakok, kiek suvalgė blynų ir ką sakai mamai? 3 blynus, gal 4 suvalgysiu. Mama sakė, kad blynų jau užtenka, bet sakiau, kad mama džiaugiasi, kad 3 blynus, o ne 6 suvalgiau. Dariau šitą blyną sesį. O kiek tavo sesė metų? Irgi 10. Tikrai, kuo daugiau čia būnu, tuo dažniau noriu ateiti, todėl kad matau, kiek jiems duoda tas ateimas ir tas pabuvimas su jais, tiek su vaikais, tiek su tėvais. Kai jie laukia, nevalgo pietų, nes žino, kad bus vafliai, kai jie laukia tų dovanų, kai jie laukia ir įdalina patys savo tas šypsenas, tu tikrai supranti, kaip tai yra svarbu. Todėl noriu pakviesti visus žmonės, kurie turi bent mažiausią norą prisidėti prie šitos geros veiklos. Jūs patys pamatysit, kiek jūs daug gausit iš to. Jūs patys patirsit tikrai jausmų, kokių dar nesat patyrę. Ir labai stipriai susidėlios gyvenimo vertybių skalė. Tai tikrai labai kviečiu su visom mintim, su visom idėjom, kas mokat kepti, kas mokat virti, kas mokat piešti, kas mokat lipdyti, kas turit kažkokią tai mintį, rašykit ir labai laukiam jūsų prisijungiant. Dailės gimnazijos mokiniai nupiešė vaikai vaikam. Ir vienu žodžiu, ten yra su tokiom užduotėlėm. Pasižiūrėkit, irgi labai faini dalykai. O šiaip tikrai noriu padėkoti visiems žmonėms, kurių sutinku labai daug gerų, einant šitų kelių kartu su visais šitais žmonėmis. Tikrai yra labai daug gerų žmonių ir didelis ačiū Jums už tai. Nežinau, dar gal kažką nori nuo savęs pasakyti? Čia labai gerai. Geriau negu namie gal. Sesė neerzina. Blynų gauna, ne? Jo, blynų, vaflių. Labai smagu.